Sport-in. Sportas su tavimi. Matau, kad laisvai kalbat, be problemų. Na, kartais reikia biškį pagalvoti, kartais žodžio aš kada aš nežinau, tada reikia žmona paklausti, ką reiškia, bet aš galvoju 90%, 80% viską suprantu, bet kartais sunku šnekėti. Man pačiam kaip lietuviai atrodo, kad jeigu aš būčiau užsienietis, niekada neišmokčiau lietuvių kalbos. Jo, visi taip sako, kad labai sunku kalba. Aišku, buvo sunku, nežinau. Aš buvau čia iš pradžių tik angliškai, o paskui prieš 2 metai aš prasidėjau lietuviškai kalbą. Bet dabar lengviau, žinai, kiekvieną dieną girdi treneris ir žaidėjų ir priparti. Bet dabar lengviau. 6 metus gyvenat Lietuvoje, kalbat lietuviškai, vedęs lietuvę, o kaip pilietybė? Nežinau, aš šiais metais prieš 4 mėnesius aš kalbėjau su Murausku, su direktoriu apie pilietybę, kad gal jie gali padaryti kažką padėti. O jie su Fedoru kalbėjau, bet nieko nesupranta dėl čia rules, nežinau kaip taisyklės lietuviškai. Taisyklės, čia biškį taip. Bet dėl sportininkų gal kažką galima padaryti. Jūs pats norėtumėte? Jo, aš nežinau, jeigu kitą sezoną aš liksiu Lietuvoje, bet jeigu liksiu, aš bandysiu daryti. Dabar aš norėčiau, bet dabar laukiu, jeigu liksiu čia ar ne. Tai tada tęsit tą prašymą ar reikia prašymą padaryti į ten imigracijos. Jo, ir prezidentė sprendžia. Prezidentai sprendžia, jeigu apsimoka ar ne. Tai Lietuvoje yra pavyzdžių, kad nesuteikia, bet jie netokie kaip jūsų. Tais kitais atvejais žmonės dažnai negyvena, nemoka kalbėti. Jo, apie šitą irgi aš girdėjau, kad kas norėjo prieš tai, čia negyvena, neturėjo veiką, neturi žmona. Aš turiu visi ir kalbu lietuviškai irgi ir daug metų čia žinau apie taisyklės ir viską. O dabar reikia, ponė prezidentą, pasižiūrėk ir aš bandysiu. Aš galvoju, kad aš galiu padėti čia, jeigu žmonės iš Lietuvos, kurie nežinau kaip pasakyti. Sakykit angliškai. People here who make football, president, director, jeigu jie nori, aš laukiu ir aš nežinau. Bet reikia visi kartu daryti. Aš vienas negaliu nieko padaryti. O jeigu, tarkim, viskas pasiseka, jūs gaunate tą pilietybę, apie Lietuvos rinktinę? Jo, aš dėl šito darysiu. Dėl šito ir norėtumėte, ne? Aš galvoju, kad aš galiu padėti čia futbolą. Ir pažiūrėsiu, jeigu viskas bus gerai, nežinau, gal po metų ar pusę metų.